Remigijau, negaliu kalbėti dabar susirinkimas mažai. Ar girdė? Ar čia kol kas nevyksta niekas ar nesigirdi? Ir kol kas laukiam dar prisijungimo. Aha, tai dar truputį vėluoja. Tvarkoj. Nu, kažkaip vat Ačiū. neprisijungiam, mes galvojam, palauksim iki 10 minučių. Gerai, viskas tvarkoj, ačiū. Mhm.
Na va, dabar yra 16 valandų 10 minučių. Gal dar kas prisijungs, bet manau, kad galima pradėti susirinkimą. Pristatymą prekybos paskirties pastato projektinių pasiūlymų Lazdynėlių gatvėje 11 numeris. Vienas susirinkimas jau buvo pravestas, tačiau dėl įvairių trūkumų buvo nutarta pravesti dar vieną susirinkimą. Taigi dabar vyksta antras susirinkimas to pačio pastato projektinių pasiūlymų klausimų. Trumpai gal pristatysiu projektinių pasiūlymų medžiagą. Prekybos paskirties pastatas numatomas statyti Lazdynėlių gatvėje, sklype numeris 11, grinai kur ribojasi su šunų dresiravimo aikštele iš vienos pusės, iš kitos pusės Lazdynėlių parku ir Lazdynėlių gatve. Taip, iš pietinės pusės sklypas remiasi į praėjimą paliktą tarp sklypų, kurio numatomas gaisrinių gesinimo priemonių patekimas į mišką, taip pat ir pėsčiųjų vaikščiotojų patekimas iš Lazdynėlių gatvės į mišką. Tai trumpai toksai reiškia. Sklypo plotas yra 696 kvadratiniai metrai. Per sklypą taip pat šiuo metu eina šiluminės trasos magistralė ir miesto nuotekų magistralinis magistralinė trasa didžiulio diametro. Taigi apriboja toje sklypo dalyje statybas, kurios negalimos, ir lieka trečdalis sklypo, kuriame galima statyba, tai būtent prie sklypo ribos, kuri ribojasi su miško parku. Statinio bendras plotas numatomas apie 500 kvadratinių metrų. Statinio antžeminis plotas 368 kvadratiniai metrai. Rūsio plotas 160 kvadratinių metrų. Pastato aukštis numatomas 2 aukštų su rūsiu ir nedaugiau kaip 11 metrų aukščio. Pastato tūris 2638 kubiniai metrai. Automobilio parkavimo vietos numatomos virš šitų trasuočių magistralinių. Vietų skaičius paskaičiuotas pagal projektavimo taisyklės prekybiniams pastatams, kur skaičiuojama viena parkavimo vieta nuo 30 kvadratinių metrų prekybos salės ploto. Taigi, kadangi prekybos salės plotas mums šiame projekte numato privalomas įrengti 13 parkavimo vietų. Dalis parkavimo vietų dangos numatyta iš ažūrinių betoninių trinkelių,
apželdintų žolės danga, kad padidėtų sklypo pralaidumas vandeniui. Nors lietaus vandens nuvedimą planuojama į Lazdynėlių gatvėje esančius lietaus nuotekų tinklus, taip pat aprūpinimas vandentiekiu numatomas iš šalia Lazdynėlių gatvės esančio vandentiekio ir nuotekų nuvedimas taip pat numatomas iš šalia Lazdynėlių gatvės einančio nuotekų tinklo. Šildymas patalpų numatomas elektra, todėl nenumatoma projektuoti šiluminės trasos pasijungimo. Kadangi sklypas remiasi į, tai yra, viena sklypo riba yra šalia Lazdynėlių parko ir ten šalia sklypo ribos arčiau kaip 5 metrai yra augančių medžių, buvo pasamdytas specialistas arboristas, kuris padarė šitų medžių, kurie randasi šalia sklypo ribos, taksaciją, aprašymą, rekomendaciją ir apželdinimo strategiją numatė, kurios medžius ten galima būtų praretinti, kurie ten trukdo vertingesniems medžiams augimo galimybės, kurių yra nedaug, yra projekte pridėta schema medžių taksacijos ir pasiūlymų. Arboristas siūlo, taip pat ir mes numatome projektiniuose pasiūlymuose dar padidinti želdinių skaičių šitoje teritorijoje, tai būtent tarpe tarp šiluminės trasos ir Lazdynėlių gatvės atsiranda galimybė pasodinti medžių. Projektas numato pasodinti 3 pušis. Taip pat gausiai apželdinti sklypo plotą. Pastate projektuojama pirmam aukšte numatomos 4 komercinės, tai yra prekybos paskirties patalpos, kurios turi savo sandėliavimo patalpas rūsyje ir turi tiesioginį ryšį su rūsio patalpomis. Numanoma, kad šituose prekybos patalpose turėtų būti nuo 4 iki 8 darbuotojų. Dabar tiksliai pasakyti, kas bus, kuo bus prekiaujama prekybos paskirties patalpose, sunku, nes nėra visos konkrečiai už statytojo įvardintos paskirtis prekybinių patalpų. Tai tiek apie pirmą aukštą ir rūsį. Antrame aukšte numatomos irgi 4 prekybos paskirties patalpos su bendra laiptinė, kurios gali būti irgi apjungtos su patalpomis, kurios randasi pirmam aukšte, jeigu būtų norima praplėsti prekybos paskirties patalpas pirmam aukšte, praplėsti antrame aukšte. Tai sujungiant numatytos galimybės, taip pat numatyta galimybė
patalpų, dviejų patalpų apjungimas į vieną vienoje pusėje laiptinės ir kitų dviejų patalpų apjungimas į vieną kitoje pusėje laiptinės. Patalpos numatytos 4,5 metro aukščio, kad būtų daugiau vietos prekybos pavyzdžiams eksponuoti, nes plotai nedideli, o sienų plotai paaukštinus patalpas bus didesni ir ekspoziciją galima bus išdėlioti erdviau. Pastato architektūrą daug įtakojo būtent tas trasa magistralinių nuotekos tinklo, kadangi atstumas iki jo ir statomų pastatų yra ribojamas, tai būtent 8,5 metro iki pamatų, o antrą aukštą leidžiama priartinti arčiau magistralės, todėl siūloma antrą aukštą daryti platesnį. Tik dar nenuspręsta tiksliai kokios konsolės, nes čia eina klausimas dėl ypatingo, neypatingo pastato, bet kadangi mes numatome su konsolę remti ant kontraforsų, taigi atramos jame bus ir čia jau neturėtų įtakoti statybos techninio reglamento reikalavimas dėl ypatingo statinio, kur yra daugiau kaip 3 metrai. Dar noriu porą žodžių apie tikrai opų klausimą Lazdynėlių gyventojams dėl automobilių transporto Lazdynėlių gatve, kuris šiuo metu yra tikrai gatvė labai apkrauta nuo didelių daugiabučių namų statybų Lazdynėlių mikrorajone. Tai noriu pabrėžti, kad kadangi mes projektuojame pastatą prekybos paskirties, o ne gyvenamos paskirties, tai transportas kuris judės į mūsų projektuojamą pastatą, bus priešinga kryptimi negu pagrindinis transportas ir pagrindiniai kamščiai, kurie susidaro išvažiuojant ryte iš Lazdynėlių rajono ir grįžtant vakare į Lazdynėlių. Vakare, aišku, tokio nėra ten jau, bet šiuo atveju nuo mūsų projektuojamo pastato atsiradęs judėjimas automobilių įtakos pablogėjimui nedarys Lazdynėlių gatvės judėjime, kadangi, dar kartą pasikartoju, transportas darbuotojai, kurie dirbs šitame pastate, jie važiuos iš miesto ir važiuos priešinga krypte negu pagrindinis probleminis srautas iš Lazdynėlių gatvės. Taip pat ir klientai pastato prekybos paskirties patalpų. Vėlgi, jeigu jie važiuos iš miesto pusės, vėlgi kryptis bus į Lazdynėlių rajono pusę, taigi vėl priešingas eismui probleminiam, o prekybos paskirties pastatų atsiradimas Lazdynėlių rajone, manau, kad tikrai pagerins Lazdynėlių gyventojų prieinamumą prie prekybos paskirties patalpų, pastatų ir serviso. Tai tiek trumpai gal, nes pastatas tikrai labai mažas, praktiškai toks kaip vieno buto gyvenamas namas pagrindinai Lazdynėliuose, senos statybos. Tai daug ir nelabai ką galiu daugiau pasakyti. Lauksiu klausimų iš prisijungusių dalyvių. Ačiū.
Sveiki, aš klausimą vieną parašiau į čatą. Gal galėtume tada, jeigu jau pereinam prie klausimų. Taip. Aš dabar. Gal galėtume pasakyti Gerai, trumpai aš tą turiu klausimą? paskaityti. Ar buvo vertinamas, ar statinys dera prie aplinkos? Nu, vat aš čia iš to architektūrinio įstatymų reikalavimo ne, ar neužgožia, pabrėžia landšaftą, susiformavusi kraštovaizdį, teisingai. Bet vat gyventojų nuomonė, kiek teko su kaimynais kalbėtis, tai jis kaip tik tą konstrukciją ir formą, jo ir spalvos tokios labiau režia akį ir neatrodo dabar, kad jis dera prie to miško landšafto. Ir antras dalykas, ar atitinka šiuolaikiškas tendencijas architektūrinis 2023 metų, nes jis mums labiau primena tokio pramoninio rajono kažkokį statinį sandėlį 2000-ųjų gal metų statybos, ar kas visą tai vertina ir kas, žodžiu, koks buvo sprendimas? Aš minėjau, pagrindinį formą, reiškia, padiktavo būtent tas, reiškia, praplėtimas antro aukšto. Dabar dėl užgožimo aplinkos landšafto pastatas yra tik tai 11 metrų aukščio, o už jo augančių medžių aukščiai yra 20 ir daugiau metrų, taigi už jo pilnai matysis parko medelynas, tikrai neužgoš, o aplinkui kažkokių ypatingų pastatų šalia ir nėra, ir nemanau, kad jisai yra blogesnės architektūros, negu dabar pastatyti pastatai būtent toje pačioje pusėje gatvės. Gyvenamas namas, man atrodo, Lazdynėlių 17, jau nekalbant apie kitus, reiškia, pilkas dėžės už Maksimos parduotuvės, bet čia, aišku, nereikia žiūrėti į blogesnius pavyzdžius. Nu taip, čia va aš irgi galvoju, kad čia ten jau pastatyta, bet gal žiūrėkime. Taip. Mes manome, kad mūsų siūlomo pastato architektūra tikrai yra geresnė už dabar stovinčių pastatų ir žinoma, ta architektūra bus vertinama miesto savivaldybės architektūros skyriuje ir tik tai jiems suderinus ir leidus šita architektūra bus patvirtinta. Jeigu bus patvirtinta, žinoma, gal ir jūs tikrai dėl spalvų, tai jūs teisi, gal tikrai jisai ta balta spalva, gal ir tikrai beryškiai ją reikėtų gesinti. Raudona ten tokia. Raudona taip pat. Šita pastaba buvo irgi iš miesto architektūros skyriaus, kad spalvinį sprendimą reikėtų koreguoti ir šitą tikrai bandysime daryti, kad jisai nebūtų toks ryškus, o dėl pastabos, kad į sandėlį panašus, aš nemačiau sandėlio su tiek stiklinių vitrinų, kaip sakant, bet čia, žinoma, visokių sandėlių būna. Bet paskutinį žodis tars miesto architektūros skyrius ir, žinoma, dėl spalvų ir dėl tikrai atkreipsime dėmesį ir stengsime padaryti dar gražesnį. Jo būtų labai gerai, nes tas medžiai ir žaluma tai galėtų pabrėžti kažkokie ten gal medžių spalvos, toks pasadas, kažkas tokio, jo, kad neišsiskirtų, nes labai jau jis toks atrodo baltas, raudonas, tokie ryškumai. Taip, ko gero jis per ryškus, tikrai, tiesiog gal čia toks buvo, reiškia, vidinė būsena architekto norėjusio paryškinti savo projektą, bet tikrai stengsimės jį, kaip sakant, padaryti patrauklesnį. Ačiū. Sakykite, o kaip ten su sanmazgais, ar pagal tai, kiek yra tų prekybos ar komercinės paskirties patalpų, kiek ten bus įrengta tualetų, ar dabar būtent antram aukšte mane dominti. Ir pirmam, žinoma, galite pasakyti. Numatyta kiekvienoje komercinės paskirties, tai yra prekybos paskirties patalpoje po vieną sanitarinį mazgą. Tai vadinasi, ir antram, ir pirmam aukšte po 4 išeitų. Taip, antram aukšte 4, pirmam aukšte nėra sanitarinio mazgo, kadangi yra pirmo aukšto patalpos surištos su rūsio patalpom. Tai tų patalpų sanitariniai mazgai numatyti rūsio patalpose po vieną.
O pagal, sakykime, dabar tas visas higienos normus ir reikalavimus, kadangi vis tiek prekybinės paskirties pastatas numatomas, o viešas tualetas lankytojams, ar bus kiekvienam aukšte, ar ne vieno, prieinamas. Matot, viešas tualetas lankytojams tokios apimties ir paskirties patalpose nėra numatomas ir reikalavimas. Čia sanitariniai mazgai grinai darbuotojams. Taip, aš tą suprantu, bet man lyg dabar jau turėtų būti dėl to, kad yra prekybinės paskirties pastatas ir sakykime, kad praeinantiems žmonėms ir užėjusiems, na gal tada jau vieną tualetą su raktuliais naudotis. Tai žinoma, matot, čia tam yra sukurtos higienos taisyklės ir reikalavimai, kurios labai akylai žiūri higienos centras ir čia mes tikrai patys kažko tikrai nepabloginsim, negu yra reikalavimai ir mums tikrai nederins to projekto ir mes negausim leidimo statybai, jeigu sanitarinių mazgų kiekis, jų vieta, dislokacija netitiks taisyklėms ir reikalavimams. Dar papildomai, dabar nepamenu tiksliai per praeitą svarstymą dėl to, kad jūsų statinys ribojasi su valstybinė žeme, jūs buvo atsakę, kad iš nacionalinės žemės tarnybos esate gavę leidimą ir žadėjote mūsų bendrijai prie to atsakymo atsiųsti, kad jūs turite leidimą statyti ant... Taip. Bet mes, tiesą sakant, negavome iš jūsų to patvirtinimo ir kiek žinau, jūs jo tada dar neturėjote, nes mes gavom atsakymą iš Vilniaus miesto savivaldybės, kad jūs jo neturite. Taip, tai buvo mums, tai tas leidimas kaip ir buvo duotas, bet su sąlyga, kad mes gausime pritarimą nuo Vilniaus miesto savivaldybės. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė atsižvelgusi į jūsų skundus ir raštus patarė nacionalinės žemės tarnybai neduoti sutikimo statyti pastatą prie pats sklypo ribos, tačiau šitas Vilniaus savivaldybės nurodymas nebuvo reiškia kategoriškas ir nurodomas ir tai palikta spręsti dar ir žemės reiškia tarnybai ir taip pat spręsti per susirinkimą su viešinimu. Taip, tai dabar kaip suprasti šitą jūsų teiginį, kad tas pritarimas per susirinkimą. Tai aš kaip suprantu, iš savivaldybės bent čia turbūt prisistačiau tik aš arba aš negirdėjau. Ir iš savivaldybės, kaip aš suprantu, čia nieko nėra dalyvaujančių, kas galėtų dabar pasakyti, ar jūs vis dėlto galėsite taip statyti, ar negalėsite, ar jūs dar vieną susirinkimą organizuosite, jeigu nepritars, kadangi čia patariamojo pobūdžio. Taip, jūs teisi tikrai, jeigu nepritars, reikės organizuoti dar vieną susirinkimą. Taip. Tai dabar kada turėtų pritarti, gal galite pasakyti? Jeigu įvyks šis susirinkimas. Taip, o tai dabar, tada palaukite, nelabai vis tiek. Gerai, susirinkimas, tarkim, įvyks, protokolas bus, o tai jeigu iš savivaldybės nieko nėra, tai dabar užteks čia mūsų kelių pritarimo ir jau bus pritarimas. Ar iš tikrųjų užteks tų dalyvaujančių, kad mes prabalsuosim, kad mes nepritarėm ir teks jums dar kartą kartot viešinimą? Čia kažkaip... Taip nėra,